Vėl grįžkime į Lietuvą. 15 metų brandinta idėja klaipėdietis įgyvendino per pandemiją ir ji taip išpopuliarėjo, kad net sudomino užsieniečius. Ramunė Banzinė pasakoja, kad dabar klaipėdiečio sukurtas golfo takelis tapo Lietuvos rekordininku. Mat jis mažiausias modulinis golfo takelis. Šis Klaipėdos skaitmeninių inovacijų centre dėliojamas golfo takelis mažiausias šalyje, tad tapo Lietuvos rekordininku. Jį sudaro 6 segmentai ir vieno segmento ilgis yra 75 cm ir 45 cm pločio. Tokį golfo takelį galima įvairiai dėlioti, yra net keli būdai. Jie gali tiesiog darytis tas formas, kaip jie nori, susidėlioja patys pagal savo pageidaujamą formą, tada jie nueina prie takelio ir pasidėlioja tokią pat formą. Miniatiūrinio modulinio golfo takelio kūrėjas sako norėjęs sukurti tokį žaidimą, kurį ir lauke, ir patalpose lengva surinkti ir žaisti net svetainėje ar biure. Visada yra smagu išbandyti naujoves, dabar neteko dar pabandyti. Ar galbūt išbandysim, bet visada smagu. Per kavos pertraukėlę. Smagu yra, kai galima taip pat atitrūkti nuo darbų ir užsiimti kažkokią įdomesnę veiklą, kuri yra, tikrai ne visur, ne visose ofisuose. Idėją sukurti būtent mažą golfo takelį klaipėdietis brandino net 15 metų, bet realizavo per pandemiją. Nors pripažįsta, aistringas golfo žaidėjas anksčiau nebuvo. Visa ta istorija iš tikrųjų prasidėjo nuo to, kad gavau sumažintą tokį golfo takelį iš draugų kaip dovaną ir tiesiog kilo mintis, kadangi ir pats dirbau verslo segmente, vis pagalvodavau, trūksta kažkokių tai užsiėmimų darbo vietose, kaip formuoti komandinį darbą. Pirmieji golfo takeliai buvo mediniai, bet anot kūrėjo jie nepasiteisino. Žinot, medis, sako, yra gyvas, tai jisai, aišku, to vizualaus vaizdo jisai neturi tokio, taip kaip gaminant iš aliuminio, jisai ir pakankamai sunkus tada gaunasi, nes medis irgi nėra jisai lengvas, tai tokie deformuojasi taip dėl gamtos visų poveikių, drėgmės. Ir iš metalo pasirodė esantys per sunkus, tad klaipėdietis pasirinko kone 4 kartus lengvesnį aliuminį ir dabar golfo takelis sveria vos 45 kg. Jį lengva surinkti, nusibodu žaisti galima sudėti ar net nusinešti į mašiną ir išsivežti. Klaipėdietis tiki, kad rekordiniai golfo takeliai prigis daug kur. Dabar paskutinius 2 takelius Grand dydžio išvažiavo į Ameriką, prieš tai mini dydžio išvažiavo į Ispaniją į vaikų kažkokį koledžą. Klaipėdietis viliasi, kad golfo žaidimą dar labiau išpopuliarins mini golfo būreliai mokyklose ir vaikų darželiuose. Juolab, kad vaikams neteks vykti į specialų golfo aikštyną. Visą reikalingą įrangą klaipėdietis atsiveš pats. Golfo žygį Klaipėdos rajono ugdymo įstaigas verslininkas planuoja pradėti dar šiemet. Ramunė Banzinė, Eimantas Kaklovas, Klaipėda.